Gal žinot, kelintam amžiui kurtas Vilnius? Vilnius kelintam amžiui kurtas? Geras klausimas. Gediminas įkūrė, Gediminas buvo 14. Super. Šiam tai 14 bus amžius. Nu ką, 323, tai čia 14 tikriausiai. Matriarchatė. O Dieve, gal 15? 13 gal. 13. Vilnius, tai pagal viską turbūt 13 amžiui. 14 amžiui? Dabar pasakykit. Tai pagal Gedimino susapnuotą sapną. Tai kada Gediminas? Tai 13 amžiui. Nu gal 14 Gediminas gyvena? Gediminas 14 amžiui. Gerai, 14. Tai galbūt... Paminėtas ar įkurtas? Įkurtas. 11. Ką žinote apie Vingio parką? Ką žinau apie Vingio parką? Didelis parkas ir tiek. Nelabai daug. Ten buvo Lady Gagos koncertas. Tada taip kažkada tai ten buvo geležinkelis toj vietoj. Tai buvo generalgubernatoriaus vasaros rezidencija. Jis buvo nevykęs, tik moterims. Yra dainų šventės, kaip ten vadinasi tas. Dainų diena. Ne stadionas, estrada. Prie Neries, gražioj vietoj. Tau dabar sutvarkysiu. Vingio parką, nu, kad tai parkas. Apie Vingio parką? Nu, bet Vingio parke yra Vilniaus universiteto botanikos sodo dalis. Įsikūrusi vis dar Vingio parke yra estrada, kur vyksta visokie koncertai ir anksčiau vykdavo visokie koncertai. Jo, ir dideli. Jis didelis. Jame prasidėjo mitingai dėl Lietuvos nepriklausomybės. Vingio parko, taip, mes jaunystėje visada ten praleidom laiką ir šokiai būdavo, dabar bijau eiti, nes sako, kad miškuose yra benamių, kad... Vingio parkas tai pas mus yra kur? Ar žinote, kas pavaizduotas Vilniaus herbe? Blemba, žinau, kas Kauno herbe pavaizduotas tauras. O Vilniaus herbe ten žmogus su kažkokiu tai dalyku. Ne, arklys, jisai toksai išsišovęs visas į viršų. Negaliu tiksliai pasakyti, aš nežinau, kaip jisai vadinasi, bet ten žmogus pavaizduotas. Gytis. Taip, šventas Kristoforas, nešantis kūdikį, nu, vaiką per upę. Tas Kristoforas nešantis vaiką. Geras klausimas, Kristijonas. Ant žirgo žmogeliukas. O Vytis. Jo, Perkūnas berods. Ar, nu, kažkoks dėdė su šakėmis.